Alio? Labą dieną. Labą dieną. Skambiname iš apklausų tarnybos West Coast. Taip. Jūs mane gerai girdit? Gerai. Galite atsakyti į porą klausimų? Jeigu labai trumpai, nes aš esu darbe. Gerai, labai trumpai. Žiūrėkite, pirmas klausimas. Jūsų šeimyninė padėtis? Kaip ir našlė. Aišku. Ištuokus, paskui vyras miręs, tai našlė. Antras klausimas. Iš kokio kaimo esate? Alesninkai. Kaip sakėte? Alesninkų kaimas, Vievio seniūnija. Vievių seniūnija. Gerai, man užtenka, kad Vievių seniūnija. Dabar trečias klausimas. Klausykite atidžiai. Kur dingo šeštas ežiukas, jeigu ėjo 3 ežiukai 5? Nežinau. Klausykite dar kartą. Kur dingo šeštas ežiukas, jeigu Jo ėjo? nebuvo. Teisingai. Dabar žiūrėkite, mes sujungsime jumis su Vievio apskrities apklausėju ir jis užduos jums keletą klausimų. O tai kokia čia proga viskas vyksta? Klausau. Labą dieną, su kuo turėčiau galimybės išnekėti? Tai buvo West Coast apklausų tarnyboje ir mane nukreipė organizatorius Žilvidas Agurskis. Jūsų klausė šeimyninė padėtis. Aš gavau visus nurodymus, kad jūs esate našlė. Atsakėte teisingai į mūsų super psichologinį klausimą, kurį atsako tik 1 iš 100 žmonių. Tai parodo, kad jūsų intelekto koeficientas yra labai didelis. Taigi, kiek jums metų yra, jeigu nepaslaptis? 42. Tai tikrai yra garbaus amžiaus, kaip pasakyti, tokio amžiaus žmonės tikrai negali atsakyti į šitą super sunkų klausimą, nes intelekto koeficientas į senatvę labai sumažėja. Taigi, aš užduosiu jums porą klausimų. Kiek jūs gyvenote su savo antrąją pusę, tai yra vyru? Kiek laiko? 12 metų. Gerai, aš užsirašysiu. Palaukite sekundėlę. 12 metų, taip? Supratau, ačiū. Antras klausimas būtų toks. Kaip jūs vertintumėte 10-balį sistemoje jūsų visą draugavimo istoriją? Oi, labai trūkčiojo, aš tai... Pakartok. Kaip jūs vertintumėt savo viso gyvenimo istoriją, ta prasme, jūsų santykiuose? 10 balų, tegu būna 10. Kas buvo bloga pamiršta, yra gerų daug dalykų. 10. Supratau, ačiū jums. Ir paskutinis klausimas būtų toks. Kada pirmą kartą jūs lytiškai buvot aktyvi? 18, kaip ir priklauso. Tai jūs buvot jau pilnametė? Taip, aš buvau pilnametė ir aš ištekėjau 18 irgi. Jūs ištekėjote 18 metų? Taip. Ir paskutinis klausimas, ar jūs turėjot kada nors meilužį ar lovos draugą? Ne. Neturėjot ir jūs vis laik buvot savo vyrui ištikima? Taip, kol jis taip paskui mirė, paskui prasidėjo visai kas kitas, kai mirė. Supratau. Dabar esu netekėjusi, turiu vyrą. Supratau, tai jūs esat susituokus dabar, ar tiesiog draugaujat? Ne, tiesiog taip. Kaip pasakyti liaudiškai, jūs gyvenat susimetus? Taip. Ačiū jums tada už informaciją, geros dienos ir būkit tokia jaunatviška ir su dideliu intelekto koeficientu. Visą gerą. Kokia čia proga šitas vykdomas toks apklausimas? Tai tiesiog yra Lietuvos West Coast apklausų tarnyba, kuri vykdoma kas mėnesį laiko ir tikrinama Lietuvos žmonių pagyvenusių, mes atrinkame numerius, kurie būtų virš 40 metų ir žiūrime, kurie atsakys į mūsų super sudėtingus klausimus. Dėkui tada, kad mane pagyrėt. Ačiū jums, viso gero. Viso gero.